įeiti įeinam, o išeiti neįmanoma. Pasižiūrėkite. Negaliu atsistoti, nes reikia lenktis. Lenktis reikia, eiti pro. Čia žmonės ir tokie, mažiukai turėjo būti. Ir šventi į pačią Vytauto sodą. Dabar, mėly draugai, antra dalis, kuri tikrai nustebins jūs visus, nes mes jau buvome pirmoje daly, pareisime į antrą. Čia reikia truputėlį kitaip lipti. Dabar leidžiamės mes į labai įdomų kambarių patį. Bet aš šviesos kol kas neturiu. Jungsim dabar šviesą, palaukit. Viena šviesa yra jungta, kur yra ranka, viskas yra čia unikalu, labai įdomus dalykas. Taip atrodo kaip Amerikoje ir iš tikrųjų čia yra labai įdomus dalykas. Žiūrėkite, čia yra skladukas. Šitie skladukai yra autentiški, nežinau, turbūt gal rusų ar sovietų laikų. Viskas yra sena. Yra tiek surinkta visko, daug. Viskas yra sena. Netgi radio senas. Žmogus, kuris pardavė šitą, tai yra ir kitas dalykas. Čia dalykas yra pirtelė. Pirtis, kuri dar iki šiol yra visa dar neapipelėjus. Čia turbūt nemūsų gėrimas ir čia va šiandien reklama yra kitam dalykui. Aišku, čia dušai tiesi dabar ir naujai yra, bet svarbiausias dalykas, pažiūrėkite, tas yra daržo išklota. O antras dalykas yra durės. Kokio storumo? Durys, storumo, liūba net nepakeliam. Reikia pagalbos. Užsirakinam mes čia ir ką mes čia veikiam? Ir vinčius. Ir vinčius. A dabar žiūrėk, atidarom vos, neina. Neina, nes čia neaišku, nuo ko čia slėpėsi, čia nuo karo, nuo ko. Mario, padėk, mes nebeišeisim. Mes jeigu būname čia, nes vinčiaus turim. Matote, tai toks padėsiu to. Šitas muziejus yra toks kad ir vėsu, ir labai malonu būti. Dar vienas kambarys yra, pamiršau pasakyti. Dar vienas kambariukas yra, kur senas, biškai perdarytas, ir yra laikraštis. Laikrodis yra, ir visi yra seni daiktai, kurie, ir kamera yra sena, labai kamera. Muziejus Lietuvoje egzistuojas naujas gimtadienis. Gerą vakarą visiems su žolėmis.